Dabartiniai vaikai yra 15% silpnesni negu jų tėvai, kai jie buvo vaikais. 15 metų mergaitės 16% turi nutukimą. O mato save stambiomis, spėkit, 42. Žmonija turės naujų 500 milijonų ligų atvejų, kas kainuos 500 milijardų JAV $. Fizinis aktyvumas turėtų būti kaip dantų plovimas, rutina. Visos dietos yra blogis, vienareikšmiškai. Nebent tu turi kažkokią ligą ar kažkokį nelabai sklandų dalyką savo gyvenime, kur reikėtų laikytis dietos. Jėgos treniruotės, raumenyną stiprinantis pratimai. Ir čia beje, daug kas galvoja, kad tai būtinai štangos ir ganteliai. Ne. Gramą baltymų 1 kilogramui. Galų gale uždrausti reikia telefonus mokyklose per pertraukas, bent jau iki 16 metų. Sveiki visi. Sugrįžtame į sveikatos virtuvę. Aš asmeniškai šiek tiek po pertraukos mėginau semti sveikatos per vasarą visai kitur, ne virtuvėje, už jos ribų, bet dabar turiu galimybę grįžti. Ir šį kartą grįžtu su svečiu. Šiandien mes turime ypatingą svečią, ypatingą pašnekovą. Ir tai yra mokslininkas, tyrėjas fizinio aktyvumo, mitybos, žalingų įpročių ir kitų sveikatingumo dalykėlių, be kurių neįmanoma turbūt būti sveikiems žinovas. Tai yra profesorius Arūnas Emelijanovas. Pirmiausia, noriu labai Jums padėkoti, kad sutikote atvykti čia ir su mumis pabendrauti. Ačiū Jums už pakvietimą. Ir aš galvoju, kad galbūt mes tikrai galim kažkaip pasitarti tais klausimais, kurie Jums atrodo aktualūs, kurie mums galbūt atrodo aktualūs. Tai kviečiu ir padiskutuoti. Ir galvoju, kad gal pradėkim nuo to Jūs pats. Kaip Jūs galvojat? Turbūt niekas neatsitinka veltui be reikalo. Kaip Jūs atsidūrėt tame, kame atsidūrėt? Koks yra tas Jūsų kelias? Jeigu galite pasidalinti šiek tiek su mūsų žiūrovais, galbūt net nuo Jūsų paties mažiuko ar paauglio, kaip tai atrodė? Kodėl? Kodėl galiausiai šiandien darote tai, ką darote? Tai turbūt atsidūriau labai natūraliai. Savo Instagrame labai raginu suaugusius žmonės kviesti arba siūlyti arba užrašyti vaikus į sporto būrelius. Tai man viskas prasidėjo nuo sporto būrelio, dar Šiauliuose. Tiesiog trenerė atėjo į mokyklą, pakvietė lankyti lengvąją atletiką. Ir iš pradžių buvo daugiau žinoma ten tų klasiokų, vėliau liko mažiau, mažiau profesionaliai pradėjom sportuoti. Tai viskas labai natūraliai. Sportas, tuomet dabartinis Lietuvos sporto universitetas, studijuoti pakvietė treneris, tiksliau treniruotis pakvietė ir likau studijuoti, tada ir magistras, tada ir daktaras, o tada jau atsiveria žymiai daugiau galimybių, nes kol studijavau dar jų nebuvo, o vėliau dėl pasikeitusių visų, turbūt ir politinių, ir visokių aplinkybių, jau buvo galima studijuoti visur, stažuotis ir geriausiuose pasaulio universitetuose. Tai vėliau docentas, profesorius ir tai toje temoje kažkaip natūraliai nuo pat vaikystės ir mokslas pradėjo patikti ne iš karto, ne mokykloje. Jaunimas, kas galvoja, kad nežinau, ko būti, tai visiškai normalu 18 metų jaunuoliui nežinoti, ko būti. Aš apsigyniau disertaciją 30 ir tai dar nežinojau, kuo norėčiau būti, bet į mokslą kažkaip natūraliai. Tai viskas nuo sporto. Žinote, ir galvoju, turbūt, kad liekame tame, kame matome labai didelę prasmę ir matome, taip pavadinkim, aktualiją, ar ne? Ir aš įsivaizduoju, kad turbūt ir Jūsų paties kasdienybė yra labai susijusi su tuo, ką kalbate žmonėms. Kaip ten sakoma, ar batsiuvys be batų? Vis dėlto, kaip Jūs galvojat? Ne, mano atveju tai batsiuvys su batais, absoliučiai, nes mano ir tikslas toks yra, vienas iš tikslų - švietėjiška veikla. Noriu, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų būtų fiziškai aktyviais. Nes tuo tikiu, tą žinau ir tą savo pavyzdžių rodau. Tai praktiškai kiekvieną dieną sportuoju. Bet žinoma, yra kartais situacijų, kai nepasportuoju, bet dėl to nesigriaužiu. Bet šiaip tai yra rutina. Tai ir Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad fizinis aktyvumas turėtų būti kaip dantų plovimasis. Rutina. Mes jo net nepastebim, jisai įtrauktas natūraliai į mūsų dienotvarkę. Tai pas mane tai yra. Ir turbūt ir pastebite savijautos sąsajas. Buvo, nebuvo, galėjau, negalėjau. Mūsų hormoninė sistema vienaip ar kitaip būna pastimuliuojama.
galvoju, ar be rutinos, ar turite šią akimirką kažkokių minčių, ką dar geriausio esate atradęs, arba, tarkim, mane pamačiau čia laikrodėlį ant rankos, prieš laidą spėjom apsitarti, kad tai nėra šiuo metu labai populiarūs esantis matuokliai, ar ne, laikrodukai, žmonės vaikšto su jais, viską matuoja visais įmanomais kampais, jūs to nedarot. Ar esat kažkaip pastebėjęs vis tik tai, kas man veikia pačiam, kada aš pats jaučiuosi sveikiausias ir tada štai bandau Lietuvai papasakoti. Žiūrėkit, man pasiteisino tai ir tai. Man sportas ir fizinis aktyvumas pasiteisino vienareikšmiškai visose sferose, tiek sveikatos, savijautos, tiek ir karjeros galimybėse. Kalbant apie įvairius matuoklius, tai mokslas sako, jeigu tu esi pradedantysis, tai labai gerai matuoti skaičius, žiūrėti, kaip kinta, yra motyvai, ar ne? Ten ar žingsnius nueinu, ar nubėgu, ar kiek čia išeikvoju, kiek laiko sugaištu. Pradedantiesiems gerai, bet ilgainiui, vėl grįžtu į pradžią mūsų pokalbio, tai turėtų tapti rutina jau be skaičių. Tai metus, 2-3 galima žiūrėti, skaičiuoti. Aš kadangi jau šiek tiek prie pažengusių gal save priskirčiau, tai aš nebeskaičiuoju. Aš žiūriu nuo nuotaikos, nuo savijautos. Tai tiesiog bėgu nuo pusvalandžio iki valandos. Jeigu turiu daugiau jėgų, yra geresnė nuotaika, ar oras geras, tai ilgiau. Jeigu žiūriu, ar laiko trūksta, ar šiek tiek sunkiau, tai bėgu trumpiau. Tai iš tikrųjų labai viskas natūraliai. Jeigu galiu klausti, bėgate ar ne, išgirdau, ar yra dar kažkokių labai mėgstamų veiklų, kalbant apie fizinį aktyvumą? Tai bėgimas mano tokia mėgiama veikla, bet kadangi daug pats tyrinėjai, daug skaitai, su daugom pasauliniam kontekste fizinio aktyvumo ir sporto ekspertais bendrauji, tai vis tiek tos trendus, tas tendencijas perimi. Tai dabar jau keletą metų, jau nežinau, 5 gal net 10, tik tai iki visuomenės dar ne visada daeina jėgos treniruotės. Jos yra būtinybė. Nesvarbu, ką tu darai, ar kardio, ar bėgi, ar žaidi, ar joga pilates, bet jėgos treniruotės yra privalomos. Bent 2 kartus per savaitę, geriau 3 arba 4. Visoms raumenų grupėms, tai be jėgos treniruočių mes nei raumenyno, nei korseto, nei smegenų sveikesnių neturėsim. Raumenynas yra labai labai svarbi, netgi dabar manoma, kad tai yra ir endokrininės sistemos dalis susijusi su hormonais. Tai jėgos treniruotės, raumenyną stiprinantis pratimai. Ir čia beje, daug kas galvoja, kad tai būtinai štangos ir ganteliai. Ne, gumos. Tavo kūnas yra puikiausia jėgos treniruočių priemonė. Atsispaudimai, atsilenkimai, įtupstus. Padarykit kas nors, kas nesportavėt, kokį 20, tai kitą dieną jau suprasim, kad iš tikrųjų tai yra jėgos treniruotė. Priskirtume prie jėgos. Laisvai. Savo kūno svoriu, tai ką darom, taip pat yra jėgos. Absoliučiai. Ir jeigu jau daugiau pažengiam, ar ne, ten po metų, po 2, tai ir ganteliukai gerai, ir štangos gerai, bet tai nėra būtinybė. Taip pat, jeigu leisite dar nenubėgti nuo jūsų paties, kiek galima pasidalinti turbūt su ta Lietuva. Mityba, papildai, ar esat kažką pastebėjęs, kad be to kažko aš negyvenu savaitės ir būtinai su tuo ar kažkuo būnu, ar galėtumėt kažką taip nežinau, apibrėžti, ar turit kažkokias, nežinau, schemas, protokolus, būtinai tiek to. Labai griežtos dienotvarkės neturiu. Bet žmonėm ir nerekomenduoju turėti kažkokias dietas. Visos dietos yra blogis, vienareikšmiškai. Nebent tu turi kažkokią ligą ar kažkokį, tokį nelabai sklandų dalyką savo gyvenime, kur reikėtų laikytis dietos. O šiaip paprastai tiesiog susireguliuoti savo principus. Rinktis ne raudoną mėsą dažniau, o baltą. Daugiau jūros gėrybių, daugiau ankštinių, daugiau vaisių daržovių, geriau būtų, kad šviežių, alyvuogių aliejus, ar ne? Tokie paprasti dalykai pasirinkime, bet jokių būdų nesakau atsisakyti ir tų pačių saldumynų. Mums reikia ir malonumui, ir angliavandenių kartais šiek tiek reikia, bet vėlgi, gal ne prekybos centre pirktą pyragą geriau valgyti, o gal pačiam gamintą arba su kažkuom. Tai dar ir socialinis toksai pridėtinė vertė, jeigu tu su kažkuom gamini. Tai ko vengti turbūt, sakyčiau, reikėtų, tai kelių dalykų. Aliejuje skrudinto maisto. Tai ten, nesvarbu, kad tu ten jūros gėrybės skrudinsi, bet jos jau neduos vertės arba duos nenaudą.
dėl kancerogenų, dėl aliejų, dėl degėsio ir panašiai. Nu ir gal dar perdirbtos mėsos reikėtų atsisakyti, o daugiau viską po truputį, visur turi būti balansas, tiek fiziniam aktyvume, tiek ir mytyboje. Nepersistengti, ar ne? Ir galvoju, ar įmanoma sveikata be pasisukiojimo nuo savoje virtuvėje pačiam savo rankomis, savo kojomis? Ar jūs sukiojate savo virtuvėje daug? Ar Nelabai. mažai? Nelabai. Nelabai. Bet vis tiek kažkaip stengiasi išbalansuoti tarp skonių, naudos ir sveikatos. Su tokia įmanoma kažkokia išorinė pagalba, ar ne? Įmanoma. Iš tikrųjų viskas įmanoma. Tik tai prioritetus susidėlioji, gal kažko atsisakai. Čia žmonės dabar, kai sako, neturiu laiko. Laiko niekada nepadaugės. Jeigu tu savo studentą mėgstu tą sakyti, nuo šiol, jeigu jūs turėsit vis daugiau laiko, kažką darot ne taip. Nes dažniausiai, jeigu tu pradedi studijuoti, pradedi kažkuo domėtis, jeigu apie karjerą galvoji, apie darbus, tai jau vis tiek tų veiklų vis daugėja, tai tavo reikalas kažko turbūt atsisakyti, nes visko vėl neturėsim. Balansas. Paminėjote studentus. Pastarųjų kelių metų, arba galbūt net ir visos karjeros, ar galėtumėte truputį papasakoti patys įdomiausi mokslo darbai, patys įdomiausi jūsų pačių su komanda viena ar kita atradimai moksliniai arba temos, kuriuose pastaruoju metu buvote? Jų daug iš tikrųjų, bet labiau gal tokie jau moksliniai rimtesni darbai tai jau yra su doktorantais. Tai šiuo metu labai įdomią temą nagrinėjam, bet dar kol kas nėra duomenys surinkti, bet dar analizės nėra. Pavyzdžiui, jaunų žmonių probleminis internetas ir sveikatos rodikliai. Kiek jo vartoja, ar yra gerųjų kažkokių savybių. Nes mes pripratę, kad internetas yra blogis, bet ten kartai žmonės ieško aktualios ir svarbios ir moksliškai pagrįstos informacijos, pavyzdžiui, apie sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą. Visi tie devaisai, kaip čia pasakyti, tai taip pat tai yra IT. Nu, yra ir gerų, ir blogų dalykų, tai čia bus labai įdomus tyrimas. Vienas, nesenai doktorantas apsigynė, vėl, man atrodo, dar niekur neskelbiam. Pavyzdžiui, jeigu vadovas turi fizinio aktyvumo ar sporto kompetencijų, baigia, pavyzdžiui, sporto studijas, mokyklos vadovas, direktorius, jo visų mokinių fizinis aktyvumas ir net fizinis pajėgumas geresnis. Tai čia nenatūraliai, todėl kad jisai ten sportavo ar turi tam tikrų kompetencijų, bet vadovas turintis žinių apie sportą, apie sveikatinimą, apie fizinį aktyvumą, jisai dažniau pasirenka projektą susijusiu su tuo. Dažniau mokiniams siūlo neformalaus ugdymo sporto būrelius, pavyzdžiui, o ne meno ar matematikos. Dažniau būna pats pavyzdžių, nes paties žmogaus pavyzdys, ypač vadovo, labai užkrečiamas ir ypač vaikystėje. Tai jeigu jisai sportuoja kartu su vaikais, tai tikrai didesnė tikimybė, kad visa bendruomenė daugiau sportuos. Tai tų tyrimų yra daug įdomių. Stebim fizinio pajėgumo kaitą mokinių kas 10 metų, dėja jinai negerėja. Negerėja. Galite paminėti, kas ten darosi? Silpnėja. Tarptautiniam kontekste aiškiai pasakyta, kad aiškiai įrodyta, paskaičiuota, dabartiniai vaikai yra 15% silpnesni negu jų tėvai, kai jie buvo vaikais. Lietuvos kontekstas yra dar liūdnesnis. Mes viršijame vidurkį. Ar yra šalių, kuriams puikiai sekasi ir jie? Kai kuriuose aspektuose yra. Suomiai patys, vaikai bent jau Suomijoje yra patys fiziškai aktyviausi. Stiprus tas fizinis pajėgumas didesnis Slovėnijoje, pavyzdžiui. Taip pat ir danai, ir japonai neblogose pozicijose. Bet nėra idealios šalies, idealios struktūros ar idealios programos. Visur yra tam tikrų iššūkių. Bet mums reikėtų orientuotis į tas šalis, kurios turi tų iššūkių mažiau. Kaip jūs galvojate, ką daryti su šalimi, ką daryti su tauta, ką daryti su vaikais? Galbūt labiausiai su tautos vaikais, ar ne? Tai kaip sugrąžinti jiem tą pajėgumą? Ar jūs turėtumėt kažkokių tokių nuoširdžių patarimų šeimoms, mokykloms, bendruomenėms? Ką daryti su vaikų aktyvumu ir pajėgumu? Labai labai gražiai atskiria tuos du dalykus. Tai 3 dedamosios. Šeima, mokykla ir valdžia. Ar politika, ar kaip mes užvadintumėm. Nu tai šeimoje viskas prasideda, ar ne? Šeimos pavyzdys. Tėvų skirimas laiko
ne tik intelektiniam vaiko savybėm, bet ir kūnui, fiziniam aktyvumui. Galų gale labai norėčiau, kad visi tėvai suprastų, kad kuo vaikas yra fiziškai aktyvesnis, kuo daugiau judesių nuo pat gimimo jisai daro, smulkiosios motorikos, lietimai skirtingų paviršių, tuo smegenys jo geriau vystosi. Tai tuo ir intelektinės savybės, kognityvinės funkcijos bus geresnės. Tai tiesiogiai susiję vaikų fizinis aktyvumas net jau ir kūdikių su jų protiniais gebėjimais ateityje. Tai šeimos pavyzdys, kartu praleistas laikas, tas palaikymas ar ne, galų gale pasikartosiu, užrašykite vaiką į sporto būrelį. Menai taip pat gerai, labai gerai, bet sportas yra privalomas. Man patinka Europos parlamento rezoliucija, kuri sako, kad fizinis ugdymas vienintelis mokykloje dėstomas dalykas, kuris tiesiogiai gali paveikti sveikatą. Vienintelis. Nes per biologiją mes galim pakalbėti, ar ne, apie kūną, apie protą, apie sveikatą, per valandėlės, dar kažką, per matematiką, kitus gebėjimus ugdom, bet per fizinio ugdymo pamokas ir per būrelius mes galim paveikti tiesiogiai fizinį kūną, treniruoti jį. Antras tas demo mokykla. Mokyklos pavyzdys, kitų dalykų mokytojų, palaikymas fizinio aktyvumo erdvių. Galų gale uždrausti reikia telefonus. Mokyklose per pertraukas, bent jau iki 16 metų, šiuo metu jau yra Seime ir aš prie to šiek tiek prisidedu, kad tai atsirastų jau privalomai. Beje, mokyklos ir dabar gali uždrausti, bet ne visi vadovai nori ginčytis ten su tėvais ar panašiai, nes tai yra didžiulis gėris. Vaikai, jeigu nėra telefonuose per pertraukos, ką jie daro? Jie žaidžia. Prieš tai porą savaičių pasimuša, pasipeša, nes nežino kaip elgtis, bet po kelių savaičių jau jie pradeda žaisti, tai reikia pritaikyti aplinką fiziniam aktyvumui. Tai salės atrakintos, kamuoliai, priežiūra kažkokia, stadionas ir taip toliau. Na ir valdžia. Tai dažnai klausia ar tai agentūrų, ar iš ministerijų, ką daryti. Tai svarbiausias dalykas - didinti prieinamumą fizinio aktyvumo vaikams. Didinti būrelių skaičių, daryti jų nemokamus. Ir ne Vilniuje, ir Kaune, ir Klaipėdoje. Čia pasirinkimas yra didžiulis. Bet periferijose. Ten tiesiog vaikai dažnu atveju neturi ką veikti. Paminėjote apie telefonus. Pagalvojau tokį intarpą visai neseniai su mažaisiais pacientais bei mažųjų pacientų tėveliais kalbėjome būtent apie telefonus ir buvo iškelta tema, kad dabar privaloma turėti pamokose vis dėlto telefoną, nes dalis mokymo proceso vyksta telefone, per telefoną su telefonu. Tai tuomet viskas tvarkoja, mes jų neišvengsim, jas reikia įdarbinti iš gerosios pusės. Labai įdomu, kas darysis toliau, turbūt mes matysime vis kiekvieną 5-metį, 10-metį kažkokį galutinį nusistovėjimą tos visos situacijos. Mano tokia didžiausia gal baimė, bet gal tik kol kas, kad žmonija ateityje, manau, kad tikrai neberašys ranką. Tiesiog mes jau dabar neberašom ir kartais, kai reikia rašyti, aš savo rašto nelabai ir skaitau, nes tiesiog atpratę. Šiuolaikiniai vaikai arba ateityje, tai turbūt dar mažiau to darys. Ir čia man ta baimė yra, kaip su ta smulkiaja motorika, kas ją ugdys. Šaukšto laikymas neužtenka, o rašymas yra, įsivaizduokit, kiek turi neuronų susidaryti smegenyse parašant vieną raidę vaikui, ar ne, ypač pirmą. Vėliau jau mažiau. Tai iš tikrųjų čia toksai. Bet turbūt gal išsispręs, gal bus kitos kažkokios funkcijos, kurios lavins arba kažko žmonija vėliau praras, bet manau, kad atras kitokių dalykų. Kadangi jau esu gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė, kaip jūs manote, ar visi dalykai nuo nervų, kaip viskas tarpusavį susiję ar nesusiję, tai vis tik tai. Visa tai, kas yra jūsų žinojimo, domėjimosi bei mokslinių tyrimų ir darbo sritis ir kartu ir psichika. Susiję, nesusiję, turbūt, kad be abejo, kad susiję. Ar galite truputį papasakoti, ką esat pastebėjęs? Tikrai susiję ir čia, jeigu nepamiršiu ilgai be atsakant, tai 3 aspektus norėčiau išskirti, kad iš savo patirties ar ne, iš savo tyrimų ir iš kitų kolegų tyrimų. Tai iš kolegų pradedam, man labai patiko Pasaulio sveikatos organizacija prieš kelis metus, Davose Pasaulio ekonomikos forume pristatė skaičius dėl neaktyvumo. Tai iki 2030 metų jie teigia, kad šalis žmonija turės naujų 500 milijonų ligų atvejų, kas kainuos 500 milijardų JAV. Bet grįžtant apie skaičius, tai iš tų 500 milijonų naujų ligų atvejų, žinoma, kad pirmoje vietoje hipertenzija, kitaip aukštas kraujospūdis.
235 milijonai ir kiek ten. Bet antroji vietoje, čia vat klausytojams žiūrovam gali būti naujiena, antra liga dėl tingėjimo, taip atvirai jeigu sakant, dėl to neaktyvumo, iki 2030 metų bus nerimas ir depresija. 215 naujų atvejų. Tai žymiai daugiau negu vėžys, nutukimas, insultai, infarktai ir panašiai. Tai antroji vietoje taip yra nerimas ir depresija. Tai reiškia, kad labai svarbus dalykas yra fizinis aktyvumas ir neaktyvumas ir tiesiogiai koreliuoja, tiesiogiai siejasi su psichikos lygomis. Dabar rugpjūčio mėnesio 2025 metų labai rimtas straipsnis išleistas apie žingsnius. Tai žmonės, kurie praeina 2000 žingsnių ir 7000 žingsnių kasdien, tie, kas praeina 7000, 22% turi mažesnę tikimybę susirgti depresiją ir 38% mažesnę tikimybę turi turėti demenciją. Tai reiškia, kognityvinės funkcijos išlieka pas fiziškai aktyvų žmogų žymiai ilgiau. Tai čia vieną tik dalį atsakiau į klausimą, bet dar dvi, jeigu galiu. Iš karto pagalvojau, ko mes visi labai bijom ir neprarasti tą sveiką protą kažkada. Ką galime padaryti? Mechanizmas turbūt palaikyti, ar ne, kraujotaka, apykaita smegenyse. Ir ta psichodalis, ir neurodalis. Ir tarp kitko, irgi dar mažyti intervą prieš leidžiant jums toliau, tęsti mintį. Pirmoje vietoje esanti hipertenzija. Kartu tai yra ir vienas iš provokuojančių veiksnių yra mūsų nerimo. Aš įsivaizduoju, jeigu būtų matuojamas bendras pasaulinis nerimo lygis per paskutinius, nežinau, ten 500 metų, tai turbūt jis turėtų kilimo kažkokią kreivę. Bet grįžtant prie tų kitų dviejų labai svarbių faktorių ir dedamųjų dalių. Tai ir mūsų jau mano komandos tyrimai irgi rodo, ir suaugusių šiek tiek esam nagrinėję, ir pedagogus, ir kariuomenės atstovus, bet ir vaikų tyrimai. Tai vaikai, kurie yra pakankamai fiziškai aktyvūs, tai yra 1 valanda kasdieno vidutinio iki didelio fizinio aktyvumo, tai jie 2 kartus mažiau linkę į depresinės nuotaikas. Ir elgesio, emocinių, dėmesio problemų turi daugiau tie, kurie yra nepakankamai fiziškai aktyvūs. Pakankamai fiziškai aktyvūs turi daugiau draugų negu tie, kurie nesportuoja. O draugai vėlgi mums duoda saugumo jausmą. Saugumas duoda ir geresnę psichikos sveikatą. Tai ir kolegų tyrimai, ir mūsų pačių rodo didžiulę naudą fizinio aktyvumo mūsų psichikos sveikatai. Na, o iš savo pavyzdžio, gal nebūtinai savo pavyzdžio, bet norėčiau pasiūlyti eksperimentą. Jūs tai turbūt, aišku, manau, tą darot dažnokai, bet klausytojai, žiūrovai, bus kokia nors stresinė situacija. Ar kažkas suerzina, ten pradedant šeimą, baigiant vadovu, ar ne? Pasistengkit tą kažkaip kelias sekundės nepratrūkti, o užsidėti striukę, batus ir išeiti pasivaikščioti. Dabar, pavyzdžiui, rudenį, kad ir žiemą, kad ir pavasarį. Ir pamatysit, po 15-20 minučių nei ta problema bus didelė tokia, nei tie e-mailai neatsakyti, nedings niekur, grįšit ir atsakysit, nei tie skambučiai kažkokie, jautresni ar nelabai malonus, vėlgi nebesukels tokio didelio rūpesčio. Tai pasivaikščiojimas iškart pagerina nuotaiką. Tiesiog čia mechanizmas paprastas, ypač jeigu laiptais paliptumėm. Smegenys gauna daugiau kraujo, daugiau deguonies, to pačiu dopaminas gaminasi ir žiūrėk, kad viskas tik tai gerėja. Tai pabandykit padaryti tokį mini eksperimentą ir jeigu mes kasdieną, ar ne, po tą 15, 20, 30 minučių vos pasigerinam nuotaiką, tai tas akumuliuojasi ir viskas eina į naudą geresniai psichikos sveikatai. Pradėjau šypsotis, nes prisiminiau, kaip prieš lygiai 2 metus persikrausčiusi į būstą senamiestyje, sename name, 5. aukšte be lifto. Pradžioje labai keikiausi ir nemėgau tų laiptų, bet šiandien galiu jiems labai padėkoti. Tikrai labai skiriasi, kas vyksta užlipus į laiptais į viršų su mano širdelė ir su mano svečio kokio nors širdelė ar ten draugės širdelė. Tai čia papildysiu dar jūs, kad aš irgi labai užlipimą laiptais ir to atsisakymo lifto, ypač ten po skrydžių su pirkiniais tai galima gal ir užvažiuoti, jeigu yra liftas, bet ir tai nebūtinai. Bet ir nulipimas duoda naudą. Pavyzdžiui, čia ne per seniausiai skaičiau kolegų straipsnį, kad nulipimas laiptais pagerina kūrybingumą.
Tai gali būti, kad žmogus, nulipant, neskubant, jisai kažkaip pradeda kažką mąstyti, truputį vis tiek to degonės daugiau gauna smegenis, aišku, ne taip kaip užlipant, bet man įstrigo ta žinutė, kad didina kūrybingumą net ir nulipimas. Jau nekalbam apie širdžiai puikiausią priemonę ir panašiai. Ir paminėjote žingsnius ir išgirdau naują skaičių - 7000. Vis girdėdavau 10 000. Ar galite papasakoti apie žingsnius, apie tūkstančius, bei apskritai turbūt apie, ar yra idealus sportas, ar yra idealus būdas, geriausias sportas, truputį ir šaržuoju kartu. Idealus sportas turbūt yra toks, koks tau patinka labiausiai kaip žmogui. Tai reikia atrasti savo, o tų galimybių dabar tikrai yra. Nuo frisbio iki, nežinau, futbolo moterų ar motosporto, ko tik tai dabar nėra. Kad ir tas juokingas su netikru žirgu, nebeatsimenu jo pavadinimo, iš Suomijos kilęs. Tai man studentai jį pristatė, nežinau, 10-15 metų atgal. Tokia buvo naujiena, visi su šypsena žiūrėjom. Dabar vyksta varžybos. Hobby horsing. Jo. Tai kad ir toks. Ir Lietuvoje beje jau buvo varžybos, aš jau nekalbu apie skandinavus. Tai man tai nesvarbu, kokia forma žmonės užsiimtų, kad tik jiems tai būtų malonu. Nes labai svarbu, kad patiktų, kad ne per prievartą viską darytų. Tai yra svarbiausia, kad patiktų. O apie žingsnius, 10 000 žingsnių niekada nebuvo moksliškai pagrįsta. Buvo toksai skaičius visiems populiarus, žiniasklaida pasigavo čia iš Japonijos kilęs. Bet tai nebuvo blogai. Dabar jau aiškiai įrodyta, po 7 000 žingsnių tiesiog nebėra didelio poveikio to teigiamo. Jisai dar yra, bet nebe toks kaip iki 7. Tai 4000, toks pirmas thresholdas, jau nuo 4000 žingsnių kasdien jau prasideda teigiami. Iki 4, bet čia jau reikia sugebėti sveikam žmogui nesurinkti 4000. Aišku, dabar mes darbe mažiau judam ir namie mažiau judam. Tai 4 čia must, nežinau, ir čia per mažiau negu mes. Tai 7 jau labai ženkliai prisideda prie mūsų sveikatos. Atitolina tas staigiasias mirtis ir vėžį, ir širdies kraujagyslių sistemos ligas. Bet po to jau to prieaugio nebėra. Bet aš nesakau, kad praeiti 7 000, nusimam laiką ir jau sėdim prie sofos. Ne. Siūlau tada įtraukti kitas fizinės ypatybės. Ar tai kardio šiek tiek, nes einant, širdelė mūsų netiek daug įsijungia, ar ne? Ištvermės mes taip nelabai lavinam. Gal truputį kokį pagreitėjimą, gal bėgimą, tempimo pratimus mes pamirštam. Tai labai svarbu ir raumenynui, ir širdžiai taip pat. Tai ir jėgos, mano mėgstamiausi. Norėjau prieiti prie jėgos. Jo, jėgos pratimai yra būtini. Ir, kaip jau minėjau, nebūtinai štangos ir ganteliai, nors ir jie gerai. Tai geriau 7 000 praeiti ir tada jau atsispaudimų, pritupimų padaryti, įtupstų, o ne dar 7 eiti. Ar skiriasi vyrų, moterų? Štai jėgos, atrodo, gal palikime vyrukams? Tikrai ne. Čia labai toksai, kokį čia žodį dabar rasti, švelnesnį. Žodžiu, ir vyrams, ir moteriams jėgos pratimai yra būtini. Tie mitai tokie, reikėtų juos tikrai paneigti, kad moteriams nereikia. Moteriams ypatingai reikia jėgos treniruočių, nes, struktūra kitokia. Prigimtinai moteris turi mažiau raumenyno procentaliai negu vyrai. Ir jos, jeigu dar jo nevysto, tai jeigu prasčiau valgo, nesportuoja ir tas lieknas kūnas visiškai nepalankus sveikatai, raumenynas yra būtinas. Jeigu neturim raumenyno, sarkopenija, ar ne? Raumenų nykimas dėl amžiaus. Tai dabar jau parodo 30-mečiai, jeigu pritingi, nesportuoja, raumenų nykimas jau prasidėjęs. Naujausi straipsniai jau nuo 25 rodo. Jeigu ypač 3 dienas, pavyzdžiui, kad ir nesvarbu kiek metų žmogui, jeigu gulintis režimas, jau pirmieji ten mikrodalelės, nano ir panašiai, jau prasideda toks atvirkštinis regresavimas. Tai žmonės, kurie turi sarkopeniją, 1,5 karto didesnė tikimybė turi susirgti vėžių, gauti insultą, infarktą ir net 2 kartus didesnė tikimybė turėti neįgalumą apskritai. Tai jėgos treniruotės ir atitolina sarkopeniją. Plius dar baltymai, aišku. Pagalvojau, vis girdžiu, kad turbūt geriausia dovana savo senstantiems tėvams, jums pačiam amžėjant, kad
būtent kalba eina apie baltymingą maistą, ar ne, apie jėgos treniruotės ir turbūt esminis momentas, esminis organas yra mūsų raumenų masė, ar ne, kažkaip ten susiję su ilgamžiškumu apskritai, būtent raumens nykimas, tu sensti, kai nyksta tavo raumuo, ar ne? Taip, visiškai. Jei įmanoma būtų sustoti šiek tiek būtent maisto medžiagų temoje. Baltymai, angliavandeniai, riebalai. Ar čia turite kažkokių minčių, pastebėjimų, komentarų, ko mes gaunam per mažai, ko mes gaunam per daug, ką daryti, nuo ko pradėti, į ką atsižvelgti, baltymų, tarkim, svarba, arba štai dabar irgi girdisi kartu ir jų perteklius tada irgi, man atrodo, užveda senėjimo procesus, jeigu aš teisingai pamenu. Kaip ir visur, kaip ir visada, svarbu balansas. Negalima būti gyvų tik baltymais, arba tik riebalais, arba tik angliavandeniais. Na, jie gamtoj ir yra tam, kad mus palaikytų gyvus, ar ne? Tai mums reikia visko. Bet su metais mes gaunam per mažai baltymų. Nežinau, kas atsitinka, bet tyrimai rodo, kad su metais mes jų mažiau vartojam. Ar čia sugalvojam mums 40-50 ar kiek ir pradedam, galvojam, kad sveikiau maitintis, vien žaliavalgiai patampam. Nu ne, mes esam vis tiek tokie prie grobuonių, ar ne, mes nesam žaliavalgiai. Įmanoma visko gauti ir iš augalinius kilmės maisto, bet jau truputį sudėtingiau ir visko reikia daugiau. Baltymų taip pat įmanoma. Bet aš tai siūlyčiau tikrai neatsisakyti gyvulinės kilmės maisto, tik aišku mažinti. Ką mes lietuviai per daug valgom, tai kiaulienos, raudonos mėsos. Nu, tą matom vyrų mirtingume, ar ne? 9 metai skiriasi vyrų ir moterų mirtingumas vyrų nenaudai. Tai ta raudona mėsa nėra paskutinioje vietoje, kaip ir cholesterolis, aišku, kaip ir įvairios dar traumos. Bet kalbant apie baltymus, tai su laiku ne tik, kad mes jų mažiau vartojam, bet įsisavinimas jų lėtėja. Kai tau buvo 20, tu greičiau įsisavinai baltymus. Kai tau 40 lėčiau, kaip 60 dar lėčiau. Metabolizmas lėtėja. Bet jėgos treniruotės vėl suaktyvina. Nu, žinoma, nebebus tau niekada kaip 20, bet gali būti kaip 30. Žodžiu, jėgos treniruotės suaktyvina metabolizmą ir baltymų pasisavinimas padidėja. Iš gyvulinės kilmės, aišku, kad greičiau ar ne, Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja. Na čia pabrėžiu, minimali norma tam, kad funkcionuotų organizmas 0,83 gramai 1 kilogramui kūno masės per dieną. Jeigu tu sportuoji, 1,5, praktiškai 2 daugiau. O jeigu tu esi, jau toksai pažengęs ir jėgos treniruotės ir raumenyną augini ir taip toliau, tai 2 gramų jau reikėtų. Ir nepamirškim, čia kartais kazusas būna, 100 gramų vištos krūtinėlė nėra 100 gramų baltymų. Išsiverda, apsidoroja ir taip toliau, tai ten aš tai dalinu tiesiog iš 3,5, kaip pavyzdys, iš 3-4. Tai pasiskaičiuokim ir tikrai tą minimalų, jeigu dabar klaustų, kad lengvai atsiminti, gramą bent. Gramą baltymų 1 kilogramui. Jeigu tu sveri 70, tai būk mielas būtinai 70 gramų kasdien baltymų. Jūsų paties mylimiausias baltymų šaltinis ir jeigu galite pasidalinti, atskleisti. Šaltiniai. Tai žinokit labai, labai paprasti. Vištiena, kiaušiniai, varškė, jūros gėrybės šiek tiek. Ko per mažai, bet ko tikrai reikėtų daugiau ankštinių. Nes ten yra daug baltymų. Ir yra tų teorijų, kad jeigu daugiau valgytumėm ankštinių, bet ženkliai daugiau. Ne taip, kad pupelių ten ar 3 žirnius 1 kartą per dieną. 50 gramų. Ne, reikėtų žymiai daugiau, tai sumažėtų ir vėžių, ir širdies ligų. Tokie elementarūs, bet ankštinių tai tikrai rekomenduočiau visiems kuo daugiau. Humusas iš tų avinžirniai labai gerai. Dar pagalvojau apie sąsają su psichika, to savo kūno matymas ir suvokimas. Aš galvoju šioje temoje, kiek realiai mūsų situacija kūnų blogėja, ar eina geryn, galbūt buvo labai blogėjant ir blogėjimas sustojęs, ar kartu papildomai, ką tie žmonės mano apie savo kūnus. Gal jūs kažką žinot, kad, nežinau, kūno savo suvokimas, tie rodikliai eina geryn arba eina blogyn. Apie tą kūno kultą ar kūno įvaizdį. Tai čia legendos sklando ir įdomybė tame, kad vyriškos lyties atstovai jau pradedant nuo vaikystės
Jie savo kūną vertina adekvačiai. Turi nutukimą, tai ir mano, kad turi. Turi per liekną kūną, tai ir mano, kad turi per liekną. Bet moteriškos lyties atstovės, pradedant nuo vaikystės, nuo mergaičių, turi visiškai neadekvatų požiūrį į savo kūną. Pavyzdžiui, Lietuvoje skaičiuojama, kad 15 metų mergaitės 16% turi nutukimą. O mato save stambėmis, spėkit, 42. Tai beveik kas antra 15-metė mergaitė mato save per stambę, o iš tikrųjų taip nėra. Tai vat jums yra atsakymas, kad nėra adekvatus požiūris. Visam pasaulyje beje taip pat, bet Lietuvoje toks gal didesnis atotrūkis, nes sąlyginai vis dar nedaug turinčių nutukimą 15-mečių, bet save matančių yra labai daug. Tai nėra toks geras labai dalykas, nes ką daro tos jaunos mergaitės, ar ne? Dažniausiai jos nevalgo. Ką reiškia paauglystėje nevalgyti, negauti naudingų medžiagų, tiesiog gali sutrikti visas organizmo vystimasis. Nekalbu apie smegenis ir tik tai raumenis, bet ir moters reprodukcinė sistema gali neišsivystyti arba žymiai silpniau išsivystyti. Tai čia nėra tik tai toksai pakalbėjimas, kad vat čia kūnas, ne, čia susijęs tiesiogiai su ateitimi ir su sveikatos rodikliais visą gyvenimą. Profesoriau, galėčiau jūs kalbinti ir galvoju, kad galbūt galiu paskutinį klausimą, prieš paleidžiant jūs pasakoti visą savo nuostabią informaciją ir žinias kitiems žmonėms. Jūs paminėjote badavimą paauglystėje, suaugystėje, nevalgymo periodai, kas taip pat dabar labai garsiai apie ką kalbama. Iš esmės, protarpinis badavimas nėra blogai, bet turi būti tikslas. Pavyzdžiui, man ir jums nežinau, kokį reikėtų susigalvoti tikslą protarpinio badavimo. Nes iš esmės, kam jisai skirtas? Tai protarpinis, jeigu angliavandenių, ar ne, cukrus ir miltai. Pyragai, tortai, valgom mes juos dažnai, ar ne? Tai organizmas ir pripratęs iš jų gauti energiją, o riebaliukai kažkur taip ir užsilieka. Bet jeigu darom protarpinį badavimą, ten nevalgo 10, 12, 16 valandų, tai jo organizmas tų 16 valandų negauna angliavandenių, ar ne? Ir ką jam daryti, o gyventi organizmui reikia, jisai labai protingas. Tai pradeda deginti riebalus. Bet jeigu žmogus badauja neturintis tų riebalų, kam? Toksai turi būti, kam mes deginsim ir ką deginsim. Tai va čia turbūt pagrindinis klausimas. Aš tai siūlyčiau, jeigu yra antsvaris arba nutukimas, protarpinis badavimas, labai labai neblogai. Bet jeigu yra ne tik normalus, bet ir per lieknas kūnas, ten iki 18,5 ar net iki 20 kūno masės indeksas, nerekomenduočiau protarpinio badavimo, nes tiesiog nėra tikslo, nebent tam tikrai kokie nors, nežinau, iššūkiai medicininiai, bet jų yra labai retai. Prieš pat laidą jūs minėjote patį geriausią, kabutėse, KMI, ilgamžiškumo prasme, 20 porą. Ilgiausiai žmonės gyvena tie, kurie turi kūno masės indeksą 21-25. 21-25. Tai mūsų kartais, ypač lietuvaitės moteris, 25, o jau čia labai daug, nedaug, jūs ir gyvensit ilgiausiai. Tai tie, kas turim iki 21, tai nėra čia kom džiaugtis. Tas lieknas kūnas nėra sveikatai palankus taip pat, kaip ir per stambus kūnas. Normos ir balansas. Normos ir balansas. Ir rutina. Mes daug kartų kartuojam tą žodį, ar ne rutina. Tai tikrai labai 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 ačiū Jums už visas išsakytas mintis. Galbūt kada nors dar mums pavyks Jūs prisikviesti pakartotinai į virtuvėlę pakalbėti. Dėkoju Jums labai labai už visus patarimus, už visas mintis, už visą pasidalinimą visų mokslų. Ir mūsų klausytojams noriu priminti, kad šią laidą, kitas laidas, kitus pašnekovus visada galite išvysti, pamatyti, rasti mūsų tinklalaidėje YouTube kanale bei Spotify kanale Vilnelės klinikos sveikatos virtuvė. Taip pat noriu paminėti, kad profesorius Arūnas, taip ir vadinasi socialinėme tinkle, Instagram, ar ne, taip pat nuostabius patarimus dalinasi savo paties paskyroje ir yra tikrai labai socialiniuose tinkluose aktyvus. Tai norisi padėkoti Jums už tą aktyvumą ir už tą visą žinutę Lietuvai, kažkuria prasme dėl mūsų visų pacientų ir dėl visos Lietuvos, dėl sveikatingumo.
Šiandien žinau, kad jau turite bėgti pas studentus ar kitus beklausančiuosius. Mūsų klausytojų ir žiūrovų prašau, raginu, primenu, kad būtų lengviau žinoti, kada išleidžiame naują laidą, tinklalaidę, užsiprenumeruoti ir iki kitų susitikimų. Dėkoju Jums. Ačiū Jums.